Tai labas, Tatjana. Labas, Reda. Susitinkam tokiu smagiu klausimu, tema pasikalbėti apie mums abiem ir manau dar daugeliu žmonių labai tokiu aktualiu, įdomiu ir vertingu klausimu, tai yra transformaciniai žaidimai. Pas tave jau net ant vardo prirašėm, galvojom, kokių čia duoti tų regalijų, bet toks įdomus pavadinimas, ne tik lila žaidimas, bet dar ir su žodeliu mandala, tai visiems, manau, kas klausysis, bus įdomu išgirsti, kas tai yra. Bet pradžioj, kol dar toks neperdodu žodžio tau, noriu tiesiog visiems priminti, kad šį savaitgalį, nu, kas žiūrės šiandien ar ne, bus festivalis spalio 4 dieną žaidimų ir metaforinių kortų ir sąmoningumo, kuris vyks Palangoj. Tai kas dar spės pasižiūrėti ir pasiklausyti ir apie žaidimą ir mūsų kvietimą išgirsti, labai labai kiekvieną kviečiam. Kas nesuspės į šitą, nieko tokio, kiekvieną kartą, kiekvienais metais mes darom bent 3 žaidimus. Tokį turim lyg ir standartą padaryti ir Vilniui, ir Kaune, ir Palangoje. Tai tikrai galvoju, kad kiekvienas žmogus gali savo atrasti tą laiką, kada sudalyvauti. Bet šiandien mes kalbam apie auksinis ruduo 25 Palangoj. Oras atrodo nusimato puikus, tai tikrai kviečiu kiekvieną padaryti taip kaip aš, atvažiuoti nuo penktadienio iki pirmadienio ir turėti super gerą laiką su tokiu geru intarpu šeštadienį sąmoningumo. Tai tie gal trumpai apie festivalį, kurį mes su Lilija Dovgopolova jau 6 kartą lietuvišką organizuojam, nes tarptautinių tai jau jų yra 14, bijau dabar sumeluoti, ar ne? O dabar noriu pereiti jau prie Tatjanos. Tai labai faina su tavim pasimatyti, mes jau matėmės festivaliuose su tavim, tai dabar įdomu dar taip asmeniškai apie tave išgirsti. Kaip tu atsiradai šitoj srity, kuom tu užsiimi gyvenime, kas tokio nutiko, kad keliai atvedė į transformacinius žaidimus. Tai įdomu Irgi apie tave. smagu pasimatyti. Ačiū, kad pakvietei pasikalbėti apie Lilo Mandalą. Ir sveiki visi, kas žiūrės šitą video. Tai aš esu Tatjana. Kaip aš save dažniausiai pristatau, aš esu tyrėja. Tyrėja dėl to, kad esu baigus sociologiją. Ir 25 metus aš čia bandžiau skaičiuoti, gal jau netgi daugiau. Aš dirbu su rinkos tyrimais, tyrinėjau labai platų spektrą paslaugų, produktų, žmonių gyvenimo būdų. Mhm. Moderuoju, tai yra vedu diskusijas, interviu, naudoju labai įvairias metodikas, technikas. Taip pat mano darbe, kaip ir kasdienybė, yra projekcinės technikos, asociatyvios kortelės. Žinau, kad tu esi jų kaip Maniakė. maniakė, jo tikrai to žodžio prasme. Mhm. Tai visa tai yra mano gyvenimo dalis ir šiandien. Bet taip jau, nu, ne tai, kad atsitiko, tiesiog taip, man atrodo, natūraliai, kadangi labai ilgas tas laiko tarpas, kiek aš jau šitoj srity dirbu, atėjo vienu momentu toks labai natūralus noras būti naudingai, taip sakykime, eiliniams, paprastiems žmonėms, gyventojams, ne tik tai tiems, kas kūrė produktus, paslaugas ir jas parduoda, ne? Bet ir kažkom prisidėti prie šito pasaulio gerinimo. Tai prasidėjo mano kelias link savęs labiau pažinimo. Taip atsirado mano gyvenimo ir taro kortos, ir tos asociatyvios kortelės, taip pat aromaterapija, garso terapija, žodžiu, viskas, kas padeda giliau pažvelgti į save, suprasti, kas aš esu, ko aš noriu. Ir taip ir atsirado transformaciniai žaidimai iš tikrųjų mano gyvenime. Bet tikrai nemažą laiko tarpą aš buvau dalyvė, žaidėja. Taip. Aš esu išbandžius, net bijau pasakyti kiek, bet tikrai žaidžiau, nes man pirmas mano žaidimas, jeigu neklystu, buvo Mitidos sapnai.
Jo, nu, daug labai tų žaidimų buvo, Šį bet festivalį irgi, man atrodo, turėsim jo, metelius. aš kiek žiūrėjau programą, Mhm. turėtų būti tikrai, tai visi žaidimai yra tokie naudingi savaip, taip aš sakyčiau, ne? Ir kiekvienas žaidimas yra labai vertingas ir aš tą jau suvokiau per pirmą savo žaidimą, kad tai tikrai labai gilus įrankis. Pats iš savęs tas transformacinis žaidimas, kodėl ir vadinasi transformacinis, taip? Tai kad tikrai tu jau išėjus iš po to žaidimo, tu jau nebebūsi toks, koks atėjai į tą žaidimą. Tu tikrai gausi tos atsakymus ir kažkas tavėje pasikeis. Tikrai. Ir tas pokytis, jisai gali ir dažniausiai neįvyksta taip, kad iš karto, vat, tą pačią dieną čia viską aš jau žinau kaip, nes tas visas tie atsakymai, jie labai taip natūraliai kažkaip gaunami mėnesių bėgėje, netgi metų bėgėje, taip. Bet Toks net tikrai mažas posūkis, kaip sakom, kartais mes, kai einam keliu ir padarom mažą posūkį, tai dar iš karto lyg ir nepasikeitė tas kelias, bet jau ta kreivė, taip. žiūrėk, jau jeigu geras sprendimas padarytas, jau jisai. Taip, tu Ja. pradedi matyti daugiau, suprasti daugiau, matyti kitaip. Galbūt tai, kad tu prieš tai vertinai vienaip, ne, gavus tam tikrus atsakymus, tu visiškai, pasikeičia tavo ir pasaulėžiūra galiausiai. Tai, aišku, priklausomai nuo problematikos. Tai kas kam skauda, sakykime, ne, kas ko nori gauti, kokius atsakymus. Va, ir, ir paskui mano draugė, dar, kaip Lila mano gyvenime atsirado, jeigu irgi įdomu, dar Irgi nekalbant žinoma, apie nes pačią. prie to eisim, kaip jinai taip smarkiai tavo gyvenime atsirado, kad net vedi. Jo, aš iš tikrųjų prieš gerus gal 8 metus dalyvavau klasikinėje Lila žaidime. Mhm. Ir irgi čia man buvo toks, tikrai labai stiprus atradimas, sakykime, ne? Bet aš netgi įsigijau tą žaidimą. Vienintelis toks man buvo momentas, kadangi tai vedų hinduizmų filosofiją paremtas žaidimas, man buvo sunku suprasti netgi ne tai, kad pačius laukelius, sakykime, ne, aprašymą tų laukelių, netgi pavadinimai buvo indų kalba, ta prasme. Ir labai aišku, man padėjo vedlys, kuris vedė šitą žaidimą, jisai kaip ir traktavo, paaiškino, papildė, bet aš iš tų žmonių, kadangi aš esu tyrėja, taip, analizuoju viską, man labai pritrūko tos galimybės pačiam pasianalizuoti, nes tikrai ne iki galo supratau kiekvieno tą, sakykime, to laukelio Reikšmė kažkokia. aprašymą, prasmę, taip. Ir kadangi įsigijau tą žaidimą vis vien, aš norėjau kažkaip pasigilinti ir pas mane atvyko mano draugė iš Baltarusijos, Natalija Talvinskaja. Ir aš sakau, pažaidžiam. Aš turiu labai tokį gilų žaidimą, jinai yra psichologija, sako, gerai, žaidžiam. Ir taip jos gyvenime pirmą kartą jinai sužaidė tą Lila žaidimą. Ir nepatikėsit, kaip kartais gyvenimas gali apsisukti. Po pusės metų, man atrodo, jis sako, Tania, žinok, aš kursiu savo autorinę versiją, remiantis šitą klasikinę Lilą, nes aš matau tame didelę prasme, didelę vertę tiesiog žmonėm. Ir taip atsirado šitas žaidimas. Tai tai tokia priešistorė, kaip mano gyvenime atsirado ir ta pati Lila klasikinė ir prie ko privedė tas susipažinimas, ta klasikinė Lila su to žaidimu. Tai čia įdomu, žinai, koks dalykas yra irgi, galvoju, įsiterpsiu šiek tiek, prie transformacinių žaidimų jau tikrai ne pirmą kartą girdžiu, kad, ir jie turi savo matytą tokią vertę, kad net yra tokia klasikinė versija, daugelio gali būti, arba šiaip mes netgi tam tikrų tokių psichologinių metodų, ar ten coachinginių, ar NLP metodų, pagal juos paremtas kažkoks žaidimas, bet jo ir visas tas gerumas ir įdomumas ir tokia nauda žaidimo yra, kad jis gali tam tikrą prasme tokius mutuoti arba priaugti, būti panaudojamos šalia kitos metodikos. Ir tai niekaip, nesugadina žaidimą, tai yra kitas atspalvis, taip, galbūt ten kitokios kažkokios ten vertės, bet kiekvienas specialistas, tarkim, ar ne, taip suprantu, tas, kuris išmano Lilą, klasikinę, jis išmano ir ten naudoja ir panašiai, bet jis turi kitų žinių arba dar yra kažkokios kitos srities specialistas,
jis gali adaptuoti tam tikrą prasme ir vat panaudoti dar kažkokiai kitai tai grupeliai žmonių, kuriem būtent šitas tiks. Tai va taip ir įvyko iš tikrųjų su šito žaidimu, nes jisai remiasi ne tik tai vedų filosofija, kuri kaip ir mums pažįstama, tai bent jau tam, kas įdomu, jis gali daugiau pasiskaityti, sužinoti, kas tie vedai yra, taip, hinduizmo filosofija, bet vis vien, skiriasi ir kultūra pati, taip, mes labai skiriamės. Ir tas suvokimas galiausiai, vat, kaip ir sakau, aš man atrodo, kaip protingas žmogus, taip, bet kai kurių dalykų tikrai, taip giliai nesuvokti, net ir norint. Tai vat, mano draugė ir padarė taip, kad jinai turi labai daug žinių psichologijos srity ir tiesiog, kaip čia, adaptavo, aš sakyčiau, padarė šitą žaidimą prieinamą daugeliui. Nes dabar va tokiu formatu jį paprasčiau suprasti kiekvienam. Tasme, čia nereikia nieko ten sukti galvo, ką reiškia šitas terminas, nes ir laukelių pavadinimai yra irgi išgryninti, taip, labiau pritaikyti mūsų kultūrai ir aprašymai, galiausiai tie papildomi klausimai labai elementarūs, taip, bet jo. Tai kol jau labai taip norisi iš tikrųjų netgi pereidinėti būtent prie tavo šito žaidimo, ar ne, kurį vesi, taip, kad žmonės suprastų, va, kame ten bus visas niuansas, bet irgi taip kyla mintis toks pasidalinimo, kad realiai, atrodytų kaip, gal aš čia palyginsiu su tipologija, irgi tokia turiu savo mėgstamą, ne, eneagramas, bet jeigu, pavyzdžiui, jeigu žmonės domisi, žmonių pažinimu arba, tam tikrom tipologijom, tai iš esmės nori, nenori, tikrai domėsis per viską eis. Ar ten human designas bus, ar net veidotyros gali būti ten ir MBTI ir ten daugybė. Bet kažkurio momentu va, toks jausmas, kad, kaip žaidimas, tai, pavyzdžiui, tipologija, tiesiog mus pasiema. Jis kažkuris yra, kurį mes praklausę, iš karto, tiesiog suprantam ir atsimenam visas reikšmės. Tai net labai tikėtina, kad kažkam galbūt ta vedų ir lila, ar ne, klasikinė, kažkam baltiška, kažkam mandalos yra vat ta, kurią kitoj lygiai arba kitam žaidime viskas fainai, patinka, įdomu, bet kažkaip nesusilieji taip 100% su juo. Ir kažkada, bet jeigu domiesi toj srity, atsiranda tas žaidimas, arba tipologija, arba kažkoks metodas, kuris atrodo, jis man. Taip, aš jį jaučiu. Taip, kiaurai jį suprantu, ta prasme, nereikia kažkaip logiškai. Ir aš kaip sakau, kartais žmonės užduoda klausimus, mes juos turim atsakymus, nes tas žaidimas jau jis yra mumise tiesiog, ar tas metodas kažkoks ten mumise. Visiškai sutinku. Ir viskas aišku. O kažkuris, žiūrėk, ten jis kitam, tikėtina ta klasika, kitam ten viskas aišku, kitam baltiškai viskas aišku. Bet pas tave fainai, šitas. Ir toks labai smagu, kad tokį kitą kažkokį kampą galim pažiūrėti. Taip, kiekvienas atras savo, čia faktas. Liuks. Tai dabar žiūrėk, tai dabar jau tikrai galvoju, kad kas jau čia klausosi, galvoja, kada jos nustos kalbėti ir papasakos, tai kas ten dabar bus. Tai man keli aišku momentai, žiūrėk, aš jos iš karto užduosiu 2 klausimus, kad galėčiau tavęs nepertraukinėti. Tai pirmas, aišku, kuom galbūt yra ten tas skirtumas, galbūt kas ten tokio vyks, kad taip užkabinti žmonėm, kurie žino, nežino iš vis apie lilą ir dar plus lila mandala, kas ten yra. Ir man antras klausimas, nes aišku, mes dirbsim ir žaisim tokiam festivalio formate, tai reiškia, ten yra tik 2 valandos. Kaip su šituo galima susitvarkyti, kad vis tiek tas žaidimas kartais jisai toks būna, kaip ir ilgesnės trukmės, kai kurie žaidimai būna. Kaip su lila mandala, kiek yra tikimybės, kad žmogus kažkaip praeis tą etapą, išbaigs savo, ar čia kiekvienam bus kažkaip kitaip. Tai va tokie 2 apie patį žaidimą ir kaip festivalio formate tu tą įgyvendinsi. Na tai jeigu jau kalbėt konkrečiai apie transformacinį žaidimą Lila Mandala, tai kaip jau minėjau, šis žaidimas remiasi būtent klasikinė lila. Mūsų žaidime irgi išlieka 72 laukeliai, taip sakykime, ne? 8 egzistenciniai lygiai, tokie etapai, per kuriuos mes pereinam, galbūt nepereinam per visus, bet jie yra. Ir pagrindinis skirtumas, aš sakyčiau, aš jau jį šiaip įgarsinau, ne, bet aš pabandysiu dabar biškį kitais žodžiais. Gal pradėkime nuo to, kas yra lila.
apskritai lila iš sanskrito kalbos reiškia žaidimas arba spektaklis. O mandala reiškia vientisumas. Taip, tai kažkokia simbolių sistema apjungta į va tokį nesibaigiantį rato struktūrą, sakykime, ne? Ir mandala, pats žodis, ne, vat, kad ir tu pieštum tą mandalą arba spalvintum, taip, tu atsidursi vis tiek, kaip čia, savo viduje, savo vidinėme centre. Ir šito žaidimo tikslas iš tikrųjų ir yra sugrįžti į save, sugrįžti į savo vidų, tų ėjimų dėka suprasti, ką tu savo gyvenime šiandien, pavyzdžiui, kokias strategijas tu taikai, taip, kurios galbūt turi neigiamą įtaką tavo klausimui. Nu, sakykime, tau nesiseka santykiuose. Nu, eilinį kartą, sakykime, ne, tu turi santykius, bet prie nieko gero jie nepriveda. Tai turint tokią užklausą, tau žaidimas gali labai gerai pasakyti, į ką tau reikia kreipti dėmesį, kur galbūt tu, nežinau, Kur yra tas grėblys, ant kurio vis užlipi? Jo, ir jų gali būti ne vienas iš tikrųjų. Tai gėris tame, kad šitas žaidimas duoda atsakymus, vienas dalykas labai gilius ir kaip mano dalyviai tikrai ne vieną kartą yra pabrėžę, Tania sako, čia yra netgi geriau negu apsilankimas pas psichologą, nes žaidimas paprastai tęsiasi 4,5 valandos, sakykime, nes jis gali anksčiau pasibaigti, taip, bet žmogus gauna tiek naudos, nu, kiek jisai, nežinau, per 5 konsultacijas psichologo, sakykime, taip. Ką aš dar noriu akcentuoti apie tą skirtumą, sakykime, tai jeigu apjungti šitos du žodžius, lila ir mandala, tai iš tikrųjų jisai mums primena ir pasako, kad kiekvienas iš mūsų yra mūsų gyvenimo kūrėjas. Taip? Čia tik iliuzija, kad viskas yra nulemta, kad kažkas atsakingas už tai, kas vyksta mūsų gyvenime, taip. Ir jeigu sugrįžti prie vedų filosofijos, jinai remiasi, yra maja, mums kaip ir visiems girdėtas žodis, taip, bet tai tokia antgamtinė jėga, kuri sukūrė visą šitą pasaulį, bet iš kitos pusės ta jėga ir slepia tikrąjį pasaulį, taip. Ir pagal tą vedų filosofiją, hinduizmų filosofiją, mes visi gyvename iliuzijoje ir mums atrodo, kad ką mes matome, ką mes čiupinėjame, tai yra realybė. O tiesa tame, kad mes iš tikrųjų, mes žmonės, kurie gyvename šitoje žemėje, mes tos realybės dažniausiai nematom. Nes kiekvienas mes praleidžiam viską tai, ką mes jaučiam, girdim per savo prizmę, per savo sąmonę. Taip, o kas yra mūsų sąmonė? Tai yra mūsų patirtis, tiek teigiamos, tiek neigiamos, mūsų emocijos, mūsų kažkokios programos, kurias mes paveldėjom, pavyzdžiui, ten tėvų programos, taip, arba kažkokios, nežinau, nesėkmės irgi, kurios paliko tam tikras žaizdas mūsų širdise. Ir visa tai veikia taip, kaip mes matom kitus žmonės, kaip mes reaguojame į tam tikras situacijas, kurias galbūt pasikartoja mūsų gyvenime. Ir tik tai tada, kai mes suprasim, kad mes esame va tą Dievo dalelę, sakykime, ne? Nu, gerai, ne Dievo, visatos, absoliuto dalelė, kuris tas Dievas kaip ir bando žaisti, taip, per mūsų dėka, taip. Ir mes jaučiam mūsų tą gyvenimą būtent per tą žaidimą. Ir Dievas jaučia mūsų tą gyvenimą ir gauna tam tikrą patirtį per žaidimą. O žaidimas tai yra mūsų gyvenimas. Ir kai žmogus supras ir supranta, ateina tas momentas, kad aš esu savo gyvenimo kūrėjas, aš esu atsakingas už savo gyvenimą ir nuo manęs priklauso, kas bus rytoj, vienoje ar kitoje situacijoje, tarkim, tose pačiose santykiuose, taip? Tai tik tada ir pasikeis tas mūsų gyvenimas ir ta situacija, tas klausimas išsispręs. Ir šitas žaidimas primena, kad mums reikia tiesiog sugrįžti į savo vidus, atsigręžti į save, tapti sąmoningais, tai yra atsakingais
ir prisipažinti savo, kad viskas priklauso iš tikrųjų nuo mūsų. Bent jau didesnė dalis, kas vyksta mūsų gyvenime, priklauso nuo mūsų. Tai girdžiu, kad toks tiesiog sugrįžimas į save per tokį sąmoningumo susigrąžinimas ir atsakomybės prisėmimas, taip jeigu sutrumpinus ar ne, Taip, visą tą. taip, taip. Tai tiem, kam iš esmės reikėtų tokio, kaip sakau, atviresnio požiūrio, žinai, į save, tas noras išeiti šiek tiek iš iliuzijos, suvokti, kad už kažkurios dalykus ir mes patys atsakingi. Jo, bet čia gerai tu pasakai, kad išeiti iš iliuzijos. Nes labai dažnai būnagi, kad tie patys santykiai, tai mes kaltinam kažką, tai taip, kad mums nepasisekė, tai. Bet tiesa tame, kad Okay. Nu, viskas tai yra dabar mūsų viduje. girdžiu, kad 4,5 valandas ir pokytis įvyksta, tai 2 Jo, bet valandos jau bus 2,5 sesijos psichologo, kaip suprantu. Kaip šitas reikalas įsispręs? šitas reikalas iš tikrųjų išsisprendžia labai natūraliai. Kiek aš esu vedus tiek individualius tos žaidimus, grupinius žaidimus. Ir aišku, dalyvio apribojimas, geriausia ne daugiau negu 5 žmonės, taip kad dalyvautų. Bet žinok, netgi festivalio formate per tas 2,5 valandos įvyksta tikrai didelis darbas. Ir kiek esu pravedus šitų žaidimų ir online, ir offline, tikrai suspėjam. Atrodo, kad aš irgi, kai pirmą kartą jau asmeniškai vedžiau, atsimenu, aš taip jaudinausi, galvoju, nu kaip čia 5 žmonės, kiekvienas su savo problematika, bet iš tikrųjų, tugi žinai, kad transformacinis žaidimas, kai grupinis, tai vertė yra dar ir tame, kad ką kiti aplinkiniai, kiti žaidėjai sako, čia irgi žinutė tau. Visas laukas vis tiek veikia, jo. Taip, visas laukas veikia ir tu gauni papildomus netgi atsakymus. Tai jeigu dalyvė arba tie, kas svarsto sudalyvauti šitame žaidime arba bet kokiame kitame žaidime ir galvoja, kad 2,5 valandos yra labai mažai, ne, tikrai ne. Tiesiog išbandyti, aš manau, kad visada verta, o 4,5 valandos tai prabėga taip greitai. Jo, bet jeigu žmonės norės, tai galima išbandyti ir šitą variantą. Tai aš taip suprantu, jau šiek tiek prieš tai tavęs pasiklausinėjau, tai ir festivaliuose dalyvauji, bet ir online, kaip suprantu, darai, ar ne? Kažkokį Taip, online darau. Tave kaip susirasti, žinai, kokias paslaugas netgi, ar ne, teiki, Kaip mane susirasti? Jo, netgi kaip susirasti, kur galėtų būti, ar tai yra grupiniai, ar čia asmeniškai pas tave užsisakinėti. Nu, mes suprantam, kad festivalyje jie galės įliesti prie to ir pabandyti, ar ne, bet galbūt kils žmonėm dar yra noras. Kažkur irgi juk kadrai organizuoja grupės, ar koks? Taip, asmeniškai būtų gerai, kad kreiptųsi, nes kaip mes ir prieš tai su tavim šnekėjom, aš nesu dar tas žmogus, kuris labai plačiai pristato, sakykime, mane taip turi savo socialinius tinklus. Pas mane kažkaip taip natūraliai viskas vyksta pagal rekomendaciją. Tie žmonės, kurie jau sudalyvavo, tai jie tikrai ir atsiliepimų aš gaunu ir tikrai pasiūlo ir rekomenduoja. Tai čia labai priklauso, žmogus gali kreiptis ir individualiai, su vienu žmogumi mes galim žaisti šitą žaidimą ir tiek pat galim suorganizuoti, jeigu bus poreikis kelių žmonių, tai irgi yra gerai. Tai galvoju, visai bus vertinga, žmonėm kažkoks prirašysim informacijos prie šito video, tai gali aprašyme pasižiūrėti ir... Taip, ir online formatas visiškai, šitas žaidimas yra pritaikytas būtent online vedimui, yra visa medžiaga paruošta online žaidimui, tai jau tikrai ta patirtis yra didelė. Tai labai smagu, kad ir iš kitų šalių žmonės kreipiasi, ne tik tai iš Lietuvos, ir iš užsienio, ir tikrai ta lila mandala jau tikrai po visą pasaulį jau plečiasi. Leidžiasi žinia apie ją. Ok, fainai. Nu ką, tai mes jau po truputėlį eisim į tą tokį, kadangi noras pakankamai tokį trumpą pasidaryti pakvietimą, pristatymą. Tai aš tada turiu vis tiek tokių klausimų. Man net kiekvieną kartą, kai kalbuosi su mentoriais, koks jų toks, kaip sakau, toks tikras vidinis kvietimas galėtų būti žmonėms sudalyvauti festivalyje. Galbūt tiesiog festivalyje, gal tame festivalyje būtent ir ten jų, ar tavo žaidime. Tiesiog, kam tokie keli kažkokie žmonės su tam tikrom savybėm, ar nežinau, ar užklausom, kam tikrai vertinga, turėtų nepraleisti galimybės sudalyvauti. Keletą kažkokių tokių, kam galvoji, tai būtų vertinga.
Žinok, aš kiek esu susidūrus vat, su šito žaidimo dalyviais, tai ką aš pastebiu, kad žmogus jau pribrendo. Tai yra, kad jisai jau tokiam taške yra, kai jisai nežino, Mhm. ką daryti, kur judėti, nebegirdi savęs, arba supranta, jau suvokia, kad jisai viską racionalizuoja, sakykime, taip. O kaip žinia, viską, ką mes racionalizuojam, nu, tai ne visada dažniausiai nuveda ten, kur mums reikia. Tampa Ir aš kažkur sakyčiau, užstrigę, lyg taip, kažkokiam savo gyvenimo etape kažkur užstrigę. užstrigę ir reikia judėti toliau, o kažkokių orientyrų nėra. Ir aš sakyčiau, kad čia turėtų būti jau žmogus pakankamai, kaip čia, sąmoningas, kad suprasti, kad šitas žaidimas tikrai gali duoti atsakymus. Čia ne šiaip žaidimas, kur, nu, tu atėjai, nors būna ir tokių, ateina, nu, bet aš noriu pasižiūrėti, nes šitas žaidimas iš tikrųjų jisai, su kokiom užklausom galima įeiti į šitą žaidimą, aš gal šitą dar noriu pabrėžti, yra trys galimybės, trys variantai, taip. Tai klausimas orientuotas į problemą, tai yra, nu, vat, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, nu, su santykiais nesiseka. Tai. Ir šitas žaidimas tikrai nušviečia va, tas vietas, tuos dalykus, kurie mums nepadeda tobulinti santykius, būti santykiuose tokiuose harmoningose, sakykime, ne? Ir ką reikėtų keisti, ką galima jau šiandien padaryti taip, kad pradėtų keistis tą situaciją. Antras variantas ir antra galimybė tai yra žaidimas veidrodis, kai žmogus nori pasižiūrėti, o kaipgi yra, pavyzdžiui, nu, vat, mano profesinė sritis, taip, kaip man ten sekasi, nes, kaip ir minėjau, ne, jeigu žmogus labai daug protų bando paaiškinti, įvertinti, tai ne visada tai apie esmę. Lyg iš kito kampo kažkoks Taip, pasižiūrėjimas. visiškai iš kito kampo pasižiūrėti tokius nu, gilesnius tokius, tikrai jautresnius, sakykime, ne, dalykus. Ir kaip man sekasi ir kaip judėti. Ir trečias variantas, trečia galimybė, tai tokia kaip ir užklausa prognozė, sakykime, kai žmogus abejoja, pavyzdžiui, jisai nori keisti specialybę, keisti darbą nori, taip, bet nu, visi mes turim savo baimės, taip, kažkas mus stabdo, kai mes esame ypatingai komforto zonai, taip. Ir šitas žaidimas jums duos tą, kaip aš sakau, žemėlapį, tokias guidelines, kas bus, jeigu tu visgi išdrįsi išeiti iš to darbo, arba kas bus, jeigu tu liksi šitame darbe. Tai va tokie trys variantai ir iš tikrųjų temos gali būti labai įvairios. Čia nėra taip, kad mes kalbam tik tai apie meilę, ar tik tai apie pinigus, ar tik tai apie karjerą. Stebuklingų skaitau šitų žaidimų dėl to, kad labai dažnai, tiesiog man netgi dabar va, tas šiurpuliukai per visą kūną nubėga, kai žmogus ateina su vienu klausimu, o galiausiai mes prieinam prie to, kad visiškai kitoj srity reikia ieškoti tos problematikos sprendimo. Nes žaidimas neįleidžia žmogaus į žaidimą, neleidžia jam pradėti žaisti, padaryti pirmą žingsnį, kol mes nesuformuluojam tuos jau užklausos. Ir tikrai patys žmonės labai stebisi ir aš stebiu jų reakcijas, kaip žmonės jaučiasi atėję. Na, pavyzdžiui, aš suprantu, kad aš sustrigau savo karjerą. Taip, va, aš manau, kad man reikia daryti tą ir tą. Ir tikrai šventai tikiu, kad tai man padės išspręsti kai ką. Ir paskui, ten praėjus 15 minučių, kai žaidimas neleidžia, arba pusvalandį, arba netgi ilgiau, žmogus pradeda pykti ant savęs, ant manęs, ant žaidimo, ką čia Tatjana neįleidžia mane, kas čia per nesąmonė ir visa kita. Ir galiausiai mes prieinam prie to, kad mums reikia dirbti ir žaidimas siūlo kreipti dėmesį ne į profesinę sritį, o į nuoskaudas. Netame kažkoks šakninis Netame, jo. priežastis. Pradėti reikia nuo kito visiškai klausimų. Ir toks palengvėjimas po to, kai jau žmogus gauna tą esminį atsakymą, visiškai kitokį klausimą. Ir tada atrodo, kad ir jau
tas karjeros klausimas visiškai kitų kampų yra įvertinamas ir apmąstomas. Nu, tai girdžiu iš viso to, ką papasakojai, kad bent jau mes kaip į žaidimų festivalį patį, ar ne, tai kviečiam tikrai, nu, kaip sakau, pačią įvairiausią auditoriją, kiekvienas atranda savo, netgi tie, kurie kad ir smalsauja kažkur, arba nori savo metodiką atrasti, kažkas, nežinau, kažkas gal net ir planuoja sukurti ten pažindinas ir savęs ieško ar ten kitų, bet taip girdžiu, kad būtent pas tave turėtų tikrai paskubėti jau ten vietoje atėję, atkreipti dėmesį ar užsirašyti. Tie, kurie turi kažkokią ryškę problematiką, ar ne, kurią reikėtų spręsti, tie, kuriem reikia pamatyti situaciją iš šono, kaip sakai, ta veidrodžio toksai, ir kam reikia pasitikrinti vat, kažkokį šiek tiek į priekį prognozę ar sprendimai kažkokie yra geri. Taip. Tai tikėtina, jeigu ten gerai suformuluosit klausimą, kad tikrai ras ir tuos atsakymus visus savo. Tai suformuluosim, nes ir aš padedu keisti formuluoti, ir žaidimas pats padeda rasti tą tikrą klausimą, kuris yra aktualiausias šiandien būtent tam žmogui. Fainai. Nu ką, Tatjana, tai tada gal tiek mes informacijos ir norėjom pateikti žmonėm, tai dar kart visus kviečiu pasimatyti ir su manim, ir su Tatjana, ir dar paskaičiavau šiandien, kiek ten bus praktikų, minimum 11, labai tokių įdomių, netgi beje turiu pasakyti, kad šiek tiek pakoregavom grafiką, nes visi yra labai stiprus žaidimai, tai tiesiog nebus net ten meistriškumo klasės, tokias darydavom lyg trumpesnė tarpelį. Ir žiūrim, kad labai stiprus visi žaidimai, tai jie turės tokius ilgesnius tarpus kiekvienas. Tai žodžiu, atėję, šiandien net parašiau postą, kad lengva nebus. Man atrodo, kad lengva nebus pasirinkti, bet taip sakant, mes papuolam ten, kur mums reikia tuo metu papulti. Taip. Tai tikiuosi. Tai aš irgi visus kviečiu, nes festivalis tuom ir yra geras toks renginys, kurio metu iš tikrųjų galima pačiupinėti, sakykime, ne, arčiau pasižiūrėti bent jau tuos žaidimus, kurie taip kviečia tave, kur tu, nežinau, užkabino kažkokia detalė, kažkoks žodis ir tiesiog pasibandyti. Taip, ir koks žaidimas, ir kokios praktikos, ir koks vedlys mentorius. Iš tikrųjų, čia pakankamai daug yra tokių sudedamųjų, kurių būtent šitam gyvenimo etape reikia. Paskui galbūt atsiras kažkoks kitas, ne, kai pasikeičia, į pokytis įvyksta. Tai tas vis pasibandymas keletą kartų per metus, nu tiesiog tikrai, man atrodo, kiekvienas turim savų klausimų kiekvienam etape, tai tam ir žaidimas yra tinkamas. Gyvenimas nestovi vietoj. Nu ką, Tatjana, tai iki pasimatymo spalio 4 dieną Palangoj ir tikimės kuo daugiau, kad atvyks dalyvių. Taip, Reda, ačiū labai už kvietimą. Pasimatysim festivalyje ir visiems iki. Iki.